Labas, sveiki sugrįžę į mano kanalą. Tai šiandieninės video yra praeitos istorijos tęsinys. Tai pirmiausia, kas nematėt mano praeitos istorijos, pasižiūrėkit ją ir tuomet sugrįžkit į šį video. Tai istorija gen bus apie Lori Vallow Daybell. O dabar pradėkim ten, kur pabaigėm paskutinį kartą. Praeitoj istorijoje pabaigiau su Chadu Daybelliu ir pasakojau jiems apie jo vaikystę, jo knygas, jo sutuoktinę, jo vaikus, visus šios dalykus ir kaip būtent Chadas Daybellis susitiko su Lori Vallow ir kaip jų ryšys užsimezgė iš karto, jog jie pradėjo draugauti slaptai, jie užmezgė visą romaną, pradėjo kurti tą kultą paremtą būtent religiją. Taigi, po jų susitikimo Lori pradėjo sakyti, jog jos tuometinis vyras Charles Vallow yra tiesiog apsėstas kažkokios naujos dvasios, kurios vardas yra Nedas Šnideris ir jog dabar jos vyras yra zombis, o kas nutinka zombiam, jog juos reikia tiesiog naikinti. Tai teigiama, jog Charlesas Vallow iš tikrųjų 2019 metais sausį antiek buvo persigandęs dėl savo pačios gyvybės, dėl vaikų gyvybės, kad iškvietė policiją. Ir tas įrašas irgi yra paviešintas, visiems, kas norit, galite jį pasižiūrėti. Jeigu leis, šiek tiek įkelsiu to video įrašo ir čia. So what makes her a danger to herself and to others? She threatened me, murder me, kill me. She threatened to murder you? Yes. And she said, How did she do that? My bishop right there is in the car. He was on the phone with me today when she said, I will have you destroyed. That's what she said there. Okay, that's not a threat to kill you. Yesterday was a threat to kill me. Okay. What did she say yesterday? She said, you're not Charles. I don't know who you are, what you did with Charles, but I can murder you now with my powers. Okay. Okay? All right. Says I'm gonna kill you too. Yesterday was I'm So gonna she's kill speaking as a spiritual being. you. She's not here. She's Okay. lost her reality. Is this just all recent, or has it been going on? It's been going on for about 4 or 5 years. It's gotten really, really bad lately. She goes to the temple every day and speaks with Moroni and Jesus Christ. And they tell her what to do. And now she came to her today, and last couple of days she says, I'm not Charles. You're not Charles. You're Nick Schneider. I don't know where she gets his names from. Čarlzas iškvietė policiją, jog jis niekaip negalėjo įeiti į jų namus, jis grįžo iš konferencijos, namai tiesiog buvo užrakinti, jis neturėjo raktų, visiškai nieko, nes esmė tame, jog Čarlzas išvažiavo į tą konferenciją, tuomet Lori nuvyko į oro uostą, pasiėmė jo automobilį, visus daiktus iš tų namų tiesiog išvežė velnias žino kur ir tiesiog ištuštino visus namus, lyg Čarlzas ten niekada net negyventų. Dėl to žinoma, Čarlzas beldėsi į duris, kai jis niekaip negalėjo patekti į vidų, nes neturėjo raktų, iškvietė policiją. Ir policija jis irgi pasakė, jog visus tuos dalykus, jog Vallow, jie išvien tiki, kad yra jinai dievas, jog mato kažkokius angelus, kažkokį tai dievą, jog tiki, kad pasaulio pabaiga ateis 2020 metais vasarą, jog jie ruošiasi pasaulio pabaigai, vienu žodžiu, kad jai kaip ir nučiužė visas stogas ir man reikia pagalbos galiausiai patekti į mano pačio namus. Ir policija, žinoma, padeda jam patekti į tuos namus ir tuomet pats Čarlzas ir sužino, kad jo jau daiktų nėra tuose namuose, kad tiesiog namas yra kaip ir tuščias. Ir aš pacituosiu jo kelius žodžius. Tai jis teigia, ji yra dievas, kuri negali ragauti mirties, kurią dievas siuntė vesti 144 tūkstančių žmonių gyvybės į tūkstantmetį. Taip pat Lori tiki, jog ji sulaukė dvasinių apsireiškimų ir vizijų, padedančių jai surinkti ir paruošti išrinktuosius gyventi naujojoje Jeruzalėje po didžiojo karo, kaip pranašaujama apsireiškimų knygoje. Ji ruošiasi antrajam Kristaus atėjimui ir kad ji nužudys jį, jeigu ji trukdytų jam atlikti šią misiją. Nes Lori turi angelą, kuris padėtų jai atsikratyti kūno. Čia Čarlzas būtent teigia tai policijai ir kiek vėliau jis parašė ir raštu visus šitus dalykus, nes kiek vėliau Čarlzas padavė vis dėlto savo žmoną skyryboms, nes jį tikrai jinai labai stipriai gąsdino. Ir manau, kiekvieną žmogų tai gąsdintų, jeigu to antroji pusė pradeda sakyti, kad aš matau kažkokius dalykus ir aš žinau, jeigu tu man trukdysi, aš tiesiog tavęs atsikratysiu ir galiausiai tave nužudysiu. Šiuo metu Lori Jie visoms savo giminėms, tuo tarpu draugams, išvien teigia, visų pirma draugams, jie teigia, jog jos vyras Čarlzas jau tuo greitu metu mirs, jį matė vizijas, jis papuls į autoavariją ir jo jau greitai nebeliks ir jinai kaip ir bando paruošti juos, kad Lori jau greitu metu bus kaip ir laisva moteris ir galės daryti viską, ką jinai tiesiog užsikeičia. Ir jie taip pat draugams išvien teigia, jog Čarlzas yra dabar zombis, jį apėmė kažkokios blogosios dvasios, liko tik tai jo kūnas,
o dvasia jos jau niekur nėra rasti ir vienu žodžiu, kad jis tiesiog ne žmogus, o kabutėse zombis. Tuomet savo giminėjim Lori pradėjo sakyti, jog Čarlzas ją apgaudinėja, jis atrado daugybę žinučių, jis nuolatos važiuoja į tas visokias konferencijas, nes jis buvo verslininkas, jis žino tas visas žinutės, jis žino, kad metų metus Čarlzas ją apgaudinėjo ir vienu žodžiu Lori teigė savo šeimai, jeigu Čarlzas jums parašys ir sakys kažkokius keistus dalykus apie mane, tiesiog netikėkit nieko, nepadėkit jam ir galų galiausiai nutraukit su juo visus tiesiog kontaktus. Ir kai Čarlzas nesusisiekė niekaip su Lori, nesusisiekė su savo vaikais, jis jaudinasi dėl vaikų gyvybių, net pradeda rašyti žinoma Lori šeimai, mamai, sesiai, broliam, net savo sūnui suaugusiam Colby, kur jau sakiau, jau praeito istorijoje, jog jis susituokė ir jau gyveno savo kaip ir gyvenimą. Niekas jo netiki dabar šiuo metu, net jo pačio sūnus Colby. Nes esmė tame visi galvoja, kad Čarlzas yra išdavikas ir tiesiog visi teigia, kad tai yra jūsų dviejų kaip ir santykiai, jūs tikriausiai dabar skirsitės. Lori man papasakojo, kad tu ją išdavinėjai ir jie papasakojo, kad tu tikriausiai kreipsiesi į mus ir pradėsi sakyti apie keistus dalykus. O kokius keistus dalykus Čarlzas sakė Lori šeimai, visus tuos, kuriuos aš jums pasakojau ir praeito istoriją. Galų galiausiai Lori yra kažkoks dievas ir jinai tiesiog pasileidusi tą religiją 120% ir jau tai yra net nesveikas pasileidimas ir apie tą pasaulio pabaigą visus šitus dalykus. Ir vienintelis asmuo iš Lori šeimos, kuris patikėjo Čarlzos žodžiais, buvo Adamas Cox. Tai yra Lori brolis. Ir Adamas apskritai buvo vienas iš tų asmenų, bent jau mano nuomonė, kuris buvo kaip ir protingiausias iš visos Cox šeimos, jog jis buvo labiausiai atsiribojęs, jis gyveno visai kitoj valstijoje, jis nelabai kaip ir palaikė ryšį su savo šeima, su savo tėvais, taip jis susiskambino, bet jis nebuvo tas asmo, kuris važiuotų su jais į keliones ar kažkas tokio ir kad nuolatos jie bendrautų. Adamas, kaip jau minėjau, praeito istorijai buvo kaip ir didžėjus, taip pat vedė laidas per radijo stotis. Tiesiog turėjo savo gyvenimą, tuo metu jau turėjo ir savo žmoną, viską, tiesiog gyveno atskirą gyvenimą. Ir Adamas buvo vienintelis, kuris patikėjo Čarlzo, nes Čarlzas šiuo metu, tais 2019 metais, jau turi įrodymų, turi žinutės Lori, kad jinai kalba apie kažkokius dievus ir panašiai, apie tos angelus. Jis nusinčia visas tas žinutės, visus gmailus Adamui ir teigia, kad prašau Adamai, atvažiuok, tu jos brolis, gal tu su jie pasikalbėsi ir kažkaip, nežinau, įkrėsi jai smegenų ar kažkas tokio. Ir Adamas, žino, sutinka, jis teigia, kad gerai, aš atvyksiu, aš nesakysiu savo šeimai, kad aš atvykstu į Arizoną ir aš bandysiu pasikalbėti su savo sese ir tiesiog išsiaiškinti, kas po velnių vyksta su tuo Čadu Deibeliu, Lori Vallow, jos kultu, religija ir panašiai. Bet jis kaip ir nespėja atvykti laiku ir nespėja pasikalbėti su savo sese, nes prieš tai nutinka daug kitų siaubingų dalykų. Tai prieš tuos dalykus aš turiu taip pat jums dar perskaityti kaip ir tikėjimo jos šiokius tokius pasisakymus, čia aš kalbu apie Lori ir Čado pasisakymus, ir kaip jie būtent plovė smegenis kitiem kultų nariam ir ką jie teigia. Tai čia būtent visa informacija yra surinkta iš jos gmailų, kuriuos jis siuntė Čadui arba Čadas siuntė atgal Lori. Tai visų pirma, tas 144 tūkstančiai žmonių, iš kur jie apskritai atėjo ir kodėl apskritai Lori šventėgė, kad aš turiu išsaugoti 144 tūkstančių žmonių, o visi kiti tiesiog mirs, nes ateis, kaip jau sakiau, apokalipsė ar kažkokia pasaulio pabaiga. Tai tas 144 tūkstančiai žmonių, tai apskritai yra religinė sąvoka naudojama įvairiuose tikėjimo sistemose ir kaip manoma reiškia tam tikrą skaičių žmonių, kurie bus išrinkti arba išgelbėti paskutiniais laikais arba apokalipsėje. Tai Lori ir Čadas tiki, kad jie priklauso šiai grupiai, todėl turi didžiausią galią. Tuomet šviesios ir tamsos būtybės. Tai būtent šitą dalyką išgalvojo Čadas, jau nebe Lori, nes Čadas, jis nuolatos teigia visiems aplinkui, kad jis gali pamatyti žmogų, ar kartais jau net nematyti, o tiesiog iš nuotraukos pasakyti, ar jis yra tamsi ar netamsi kaip ir būtybė. Tai Lori tikėjo, kad jos gyvenime daug žmonių, kurie kažkada buvo šviesos, tapo tamsus, įskaitant jos vyrą Čarlzą Vallow. Jis patapo tamsiaja, tuomet jos trečiai vyrą Josephą Ryaną, kur sakiau praeito istorijoje, Ryanas mirė paslaptingai, tuomet Melanie vyrą Brandoną Boudreau, Melanie yra Lorės sesės Stacey dukra, o kaip jau minėjau praeito istorijoje, Stacey mirė dar 98 metais ir dabar Melanie dukra jos yra irgi įsitraukusi į šį kultą.
ir jie irgi paliko netgi savo vyrą dėl viso šito kulto, kad galėtų prisijungti prie pačios Lori, nes Melanie vyras, būtent tas Brandon, jis teigia irgi sužinos tai, kad tai yra nesąmonė, netikėk tokiais dalykais, kad tai netiesa, kad su Lori kažkas negerai ir panašiai, bet Melanie, žinoma, iš vien tikėjo Lori ir dėl to jie net jie įsiskyrė su savo vyru, su kuriuo turėjo 3 vaikus. Ir po to jie tiesiog išvien bilinėjusi dėl vaikų, dėl pinigų ir panašiai. Apie tai mes dar irgi pakalbėsim. Tuomet Lori brolis, Adamas Koksas, irgi buvo tamsiam sąraše, tuomet jos tėtis Barry, Lori vaikai Tylee ir JJ ir tuomet Chado žmona Tammy Daybell. Visi šie asmenys yra kaip ir tamsiosios esybės, tamsiosios dvasios, o tai reiškia, jog visiems šitiem asmenim buvo pasirašytas galutinis kaip ir mirties nuosprendis. Tuomet 5 pasauliai, tai pavyzdžiui Zulema Pastemės, Zulema irgi buvo šio kulto narė ir kiek vėliau taps Alekso žmona. Tai jie teigia, kad jie turi žurnalą, kuriame vaizduojama 5 pasaulių, kuriais jos teigimu tiki Lori, Chadas ir jos grupė diagrama. Kiekvienas pasaulis arba gyvybė buvo sukurta su šėtonu ir gelbėtoju. Jie sako, kad 5 pasaulis yra žemė ir jie tiki, kad kiekvieną kartą, kai kas nors miršta, yra 2 minučių langas, per kurį demonas gali užvaldyti kitą kūną. Tai atsiminkit šitą mintį, kad yra tos 2 minutės, nes tai bus susijęs su Lori vaikais kiek vėliau. Tuomet zombiai. Apie juos šiek tiek tai praėjus kelioms savaitėms po to, kai jie pradėjo kalbėti apie dvasios patekimą į kūną, Chadas ir Lori pradėjo vartoti terminą zombis. Melanie Gibb, tai yra dar kita kulto narė, kiek vėliau sužinojo apie šį terminą ir sakė, kad Aleksas Koksas manė, kad žmonės, kuriuos Chadas ir Lori norėjo nužudyti, buvo vadinami zombiai. Melanie sakė, kad pastebėjo modelį, kas abijo jos įsitikinimais, ar kas tiesiog pasipriešino Loriai ar Chadui, tiesiog staiga patapdavo zombiais arba tamsiais asmenimis. Ir tiem zombiam arba tamsiosiam dvasiom Lori ir Chadas naudoja įvairius slapyvardžius, tokius kaip Hillary, Viola, Hiplosu, Garetu ir panašiai. Ir taip pat aš jums įdėsiu ir žinutę susirašinėjimus ir kartais jie nevartodavo, tarkim, žodžio, kad Čarlzas padarė tą ir tą ir tą. Ne, jie tarkim rašydavo Ned padarė tą ir tą ir tą, nes jie būtent kaip ir naudodavo tokius slapyvardžius, bet jie kartu žinojo, apie kokį asmenį jie kalba. Tuomet Chadas kabutėse irgi turėjo dovaną, kaip jau minėjau, kad pamato žmogų ir gali įvertinti, kiek procentų jis yra šviesa, kiek procentų jis yra tamsa ir jis net parašydavo tam tikrus skaičius. Tai pavyzdžiui, Lori dukra Tylee įvertinta 4,1% tamsa, o Zulema, tarkim, įvertinta buvo 4,2 šviesa. Ir šitie irgi skaičiai gali keistis, priklauso nuo to, ar tie asmenys kažką pasakys blogo apie Lori ir Chadą ar ne. Ir paskutinis atvejis, kaip įmanoma užblokuoti tas dvasias ir išvaryti dvasias, tos kabutėse zombis iš kūnų, tai yra, žinoma, juos užmušt ir po mirties dar taip pat privalo būti atliekami tam tikri dalykai. Tai tarkim, kūno deginimas, kūno išardymas, kūno surišimas, kūno sandarinimas, kad piktoji dvasia niekada negalėtų sugrįžti. Ir šis aspektas irgi yra labai labai svarbus, kai prieisim prie Lori vaikų. Taigi, pakalbėjau apie visus jų religinius aspektus ir kaip patampama zombiais, kaip patampama piktosiom dvasiom, tai dabar sugrįžkim prie Charles Vallow, tų 2019 metų ir čia prasidės tiesiog didelis mirčių maratonas, nes mirčių bus tiesiog viena paskui kitą. Kaip jau minėjau, Čarlzas susisiekė su Adamu ir Adamas teigė, atvyksiu aš ir pakalbėsiu su savo sese ir bandysiu įkviesti jai kažkokio sveiko proto. Bet jis nespėjo to padaryti, nes kai Adamas atvyko į Arizoną, iš tikrųjų Lori šeima, tėvai paskambino Lori ir pasakė, kad Adamas čia ir jisai teigė, kad su tavim kažkas negerai ir jis nori su tavim pasikalbėti galų galiausiai. Lori teigė savo broliui kitam Alex, kad mes privalom būti kartu, mūsų brolis atvažiavo, jis patapo dabar jau tamsiąją dvasią ir mes negalim su juo nei kalbėtis, nei nieko, nes jis bandys tiesiog mus atversti į kažkokį kitą pasaulį, kurio kaip ir nėra. 2019 metais Liepos 11 dieną Charles Vallow atvyksta į Lori namus, nes jis norėjo pasiimti vaikus ir šis dalykas buvo suorganizuotas iš anksto, dėl to Lori tikrai žinojo, kad ši diena bus jo diena su vaikais ir jog Charlesas nuveš vaikus į mokyklą ir jau po to su vaikais šiek tiek pabus ir sugrąžins vėl vaikus atgal Lori. Ir paskutinė žinutė, kurią Čarlzas išsiuntė Adamui, buvo tai, jog aš atvykau pas Lori į namus ir čia yra Aleksas.
Ir tuomet teigiama, praėjus kažkur 20 minučių, Charles Vallow yra nužudomas. Jeigu tikėtumėm Lori ir Alekso žodžiais, Charlesas įėjo, Charlesas pradėjo ginčyti su Aleksu, Charlesas pasiėmė beisbolo kaip ir lazdą, trenkė Aleksui į galvą. Tuo laikotarpiu Lori pasiėmė vaikus ir išvyko iš namų, nes teigė, kad šiuo metu jau vaikas jos vienas JJ pavėluos į mokyklą ir jai reikia tiesiog vežti į mokyklą, dėl to ji tą būtent ir padarė, dėl to jos namuose tuo laikotarpiu nebuvo. Liko tik tai jie du. Ir tuomet Aleksas, jeigu tikėtumėm jo istoriją, nors aš ją tikrai visiškai netikiu, teigė, kad aš nuėjau į kambarį, pasiėmiau savo ginklą ir 2 kartus tiesiog šoviau į Charlesą savigynos būdu ir kiek vėliau jis paskambino policijai ir paaiškino visus šios dalykus ir policininkai irgi teigė, kad tai buvo savigyna ir iš tikrųjų Aleksas net nebuvo suimtas, jis buvo laisvėje, apskritai nieks nebuvo suimtas dėl šio viso dalyko ir tiesiog tiek Aleksas, tiek Lori galėjo gyventi toliau. Nors iš tikrųjų kiek vėliau buvo išsiaiškinta, kad visa istorija vis dėlto nebuvo tokia, kaip Aleksas iš tikrųjų teigė, nes kelios dienos prieš tai Aleksas nusipirka ginklą. Kažkoks keistas sutapimas taip. Aleksas šiuo laikotarpiu gyvena prie pat Lori namų tiesiog kelios minutės. Ir viena diena prieš tai Aleksas miega pas Lori namuose, ko niekada prieš tai nebūdavo, nes kadangi jie gyvena taip šalia vienas kito, Aleksas vis laik miegodavo savo namuose, bet ne tą naktį. Kodėl? Nes manoma, jog Lori viską suorganizavo, kad būtų Charlesas nužudytas šią dieną, dėl to ir pasikvietė Aleksą, kad jis kaip ir kabutėse įvykdytų visą tą jos planą, kurį jie buvo suplanavus jau ilgus tikriausiai mėnesius, nes Charlesas, kaip jau minėjau, stojo prieš ją ir norėjo atimti šios ir vaikus, ir norėjo ją kaip ir uždaryti kažkokią psichiatrinę ligoninę, visus šios dalykus, ir žinoma, Lori buvo tai labai kaip ir blogai, ir jinai visokiais būdais bandė atsikratyti savo vyru, ir galiausiai jai tiesiog pavyko. Tuomet, kai Charlesas atėjo, taip, tas ginčas įvyko, nes tai patvirtino ir vaikai, bet tai nebuvo savigyna. Ir iš pradžių, kaip jau minėjau, taip, tai buvo užrašyta, kad tai savigyna, bet po keliarių mėnesių buvo išsiaiškinta, kad vis dėlto tai nebuvo savigyna, nes savigyna tai reiškia, kai tave kažkas užpuola ir kai tu tiesiog giniesi ir bijai dėl savo galiausiai gyvybės ir tuomet arba nužudai kažką, arba sužeidi to pasiekoju. Bet čia, kadangi, jeigu mes tikėtumėm, kad Charlesas apskritai trenkė Aleksui su beisbolo lazda, teigiama, kad ginklas buvo paliktas Alekso kambarį, dėl to jis turėjo dar iki savo kambario, vis tiek nekvies policijos kažkodėl šiuo atveju pasiimti ginklą ir vėl sugrįžti į namo pačią pradžią, kur ir buvo Charlesas, ir tuomet paleisti į 2 šūvius ir ne tai, kad tu šautum tam asmeniui į koją, kad norėtum jį sužeisti ir tuomet skambint policijai, kad mane šitas vyras užpuolė, aš tiesiog gyniausi ir dėl to jį šoviau, ne. Aleksas specialiai šovė į ten, kur žinojo, kad Charlesas tikrai galiausiai mirs. Tuomet Aleksas net neskambino policijai iš karto ar greitai, tiesiog visiškai neskambino 911. Jis pirmiausiai paskambino savo sesiai. Papasakojo visus dalykus, kas nutiko tikriausiai, ar dar kažką, mes nežinom, ką jie kalbėjo. Tuomet 40 minučių vis dar nekvietė pagalbos. Kas irgi rodo, kad kodėl tu nekviestum pagalbos, jeigu tu ką tik kažką nušovei, ar tu nenori išgelbėti jo gyvybę specialiai, ar kas. 40 minučių kažkur nekvietė. Tuomet, kai galiausiai paskambino 911, dispečerinė teigė, kad tu privalai daryti jam tą dirbtinį kvėpavimą ir bandyti jam tokiu būdu padėti, kol atvyks medikai. Bet Aleksas irgi šių dalykų net nedarė. Nors telefono metu jis išvien teigė, kad aš gavinu jį, bet jis tiesiog neatsigauna, o kiek vėliau, kai buvo atliktas tyrimas, išaiškėjo, kad jis niekada net nebandė gaivinti Charleso, kas dar tik įrodo, kad Aleksas nenorėjo, kad Charlesas atsigautų. Dėl to jis ir neskambino 40 minučių, nes norėjo, kad jis tikrai mirtų ir kad niekas galiausiai jo net gaivintų ir panašiai. O kodėl visi šitie dalykai buvo daromi, nes Charlesas turėjo tą pomirtinį draudimą ir jeigu jis būtų numiręs, manoma, kad Lori būtų paveldėjus daugybę tūkstančių, bet jie taip nevyko, nes Charlesas pavasarį pakeitė politiką ir jis nuėmė ją kaip tą žmogų, kad jie gautų tuos pinigus ir pakeitė ant savo sesers. On July 17th, I believe it was on or around July 17th, I contacted the insurance company and Lori had tried to file a claim on that $1 million policy. Did you learn whether or not that claim was paid out? I later did, and it was not paid out to Lori.
Charles had changed the beneficiary to his sister Kay Woodcock before he was killed. Nes kaip jau minėjau, Charlesas paskutiniu metu tikrai bijojo Lori ir galvojo, kad Lori galbūt jį sužeis, dėl to jis net pakeitė savo pomirtinę tą politiką. Jo. Ir praėjus vos 4 dienoms po Charleso mirties, Lori jau skambina tai agentūrai ir klausė, kada jie atiteks galiausiai pinigai. Ir tuomet jinai sužino, kad iš tikrųjų politika yra pakeista ir negaus visiškai pinigų. Dėl to. Ir tuomet jį rašo irgi žinote savo, kaip ir tam tuometiniui vaikinui Čadui, ir jie dar jį kreipėsi Ned, kad jis pakeitė tą politiką ir galiausiai mes negausim jokių pinigų. Ir kad jinai yra labai labai nusivylus. Čia Lori. Bet kaip tuo laikotarpiu Aleksas buvo paleistas, aš net neįsivaizduoju laisvę. Ir jis apskritai kiek vėliau net nebus suimtas, nes visi šitie dalykai, kad jis negaivino jo, kad jis neskambino į greitąją tuo laikotarpiu, buvo išsiaiškinti tik tai daug mėnesių po to. Tai tiesiog. Kitas dalykas, įdėsiu jums dar video, jeigu man leis irgi taip pat YouTube'as, kai atvyksta policija, jau čia dabar ir Lori yra atvykus, jį laukia kieme, šalia yra ir jos dukra vyriausia Tylee. Ir Lori, ji niekiek nesirūpina dėl savo vyro, kad jis ką tik buvo nušautas. Ji dar juokauja, ji sako, kad kam mano kaimynai pagalvos, mes neseniai tik tai atsikėlėm čia ir kad mano kaimynai galvos, kad kažkaip per taip pasiutus moteriškė atsikėlė. Ir iš vien dar juokėsi. Is he alive? Yeah, there's blood. He's not moving. On July 11th, 2019, Lori Vallow's brother, Alex Cox, called 911 to report he had just killed Charles Vallow, JJ's father and Lori's estranged husband. I got in a fight with my brother-in-law and I shot him in self-defense. He came at me with a bat. Lori, JJ, and Tylee were all home at the time. As police questioned Lori, she didn't appear rattled or upset, even laughing at one point. How long have you lived here? Like 3 weeks. Oh, geez. Yeah, okay. That's why the neighbors don't know us. Gotcha. Like, hi neighbor, sorry. Arizona detectives say throughout Lori's interview with police, she wasn't fazed. It was kind of like a happy-go-lucky. She was just kind of smiling. She was talking about how Tylee was going to go to BYU, Hawaii, and it was just a very, very nonchalant. You would have thought that we just, recovered their stolen vehicle. Cox is shown here dabbing at a wound he says he got after Charles hit him with the bat. It definitely didn't appear that he was struck with, an extreme amount of force to a baseball bat. Charles was a very physically fit man, and actually a former college ball player, so it didn't appear that it was a huge strike to the head. The same day Charles was killed, neighbors say Lori threw a pool party. How can everyone be so calm and, seemingly so unaffected? Ji apklausos metu nei vieno karto ašaros nenubraukė, nei vieno karto nepaklausė, kad kurioj vietoj buvo jis pašautas, net nepaklausė tiesiog visiškai, ar kas nors Aleksui bus daroma, tiesiog visiškai nerodė jokios kaip ir nei liūdesio, nei nieko, apskritai po visų šitų dalykų jinai dar surengė tokį kaip ir kabutėse vakarėlį. Jo, tai tik įrodo, kad Lori buvo tiesiog labai labai šalta ir jai nesvarbu, kad su šiuo vyru jinai praleido ilgus metus, ji tiesiog nerodė visiškai jokių emocijų. Ir dar juokavo apie tai. O tai tik įrodo, kad tikriausiai žinojo, kad jis bus nušautas ir jog ji vis dėlto visus šitus dalykus ir suplanavo pati. Tuomet buvo išsiaiškinta kiek vėliau, jog Lori vis dėlto girdėjo šūvius, kaip ji buvo savo automobilį, ir ji vis tiek neapsisuko atgal pažiūrėti, kad kas tie šūviai buvo, nesiteigė, aš tiesiog skubėjau nuvežti savo sūnų į mokyklą, dėl to net nesugrįžau pažiūrėti, kas tie šūviai buvo. Jai iš viso nereikėjo šitos detalės sakyti, nes kas per velnes. Kiekvienas normalus žmogus, jeigu žinotų, kad ką tik mano vyras susibarė su mano broliu ir aš atsisėdau į automobilį, išgirdau šūvis, žinoma, aš bėgčiau iš karto atgal į namus, nes norėčiau pažiūrėti, kas čia nutiko, kas šaudė, ar mano brolis buvo sužeistas, ar mano vyras sužeistas, kad kas čia vyksta, o jinai taigi ne. Aš tiesiog skubėjau sūnų nuvežti. Dėl to galvoju, kad grįšiu kiek vėliau ir pasižiūrėsiu, kas nutiko. Nors ji atgal į namus net visai neskubėjo, nes ji nuvažiavo ir į kavinę, nusipirko maisto ir tuomet tik tai kažkur po 40-50 minučių grįžo į namus. Pažiūrėti, kabutėse, kas tie šūviai buvo iš jos namų. Tiesiog. Tuomet kiti keisti aspektai, ką ji pasakė kitiem asmenim, kaip mirė Čarlzas.
Savo sūnui Kolby ji parašė žinutę, tavo tėčiui sustojo širdis ir jis mirė. Viskas, jinai daugiau jam net nepaskambino, nieko, jinai tiesiog parašė tokią žinutę. Tuomet, kaip jau sakiau, Čarlzas turėjo kitus 2 sūnus iš savo praeitos santokos, jų vardai buvo Cole ir Zach, jiem parašė žinutę, kad jūsų tėtis tiesiog mirė ir aš jiem parašysiu kiek vėliau, kas nutiko. Tuomet, žinoma, sūnus iš jiem pradėjo atakuoti ją ir tą žinutės irgi užkelsiu jums čia, kad galėsit matyti tą žinutės. Jie pradėjo rašyti, kad kas jam nutiko, atrašyk mum, kodėl tu nieko mum nesakai, kad kaip jis mirė, visus šios dalykus, kad tu negali mūsų ignoruoti, nes Lori iš tikrųjų 2 valandas kažkur netrašo jam visiškai nieko. O jie tiesiog ją atakuoja, jie tiesiog nekreipia į tai dėmesio. Kiek vėliau jie atrašo, aš tiesiog buvau labai užsiėmus ir aš nežinau, kas jūsų tėčiui nutiko, nes aš vis dar laukiu kaip ir eksperto pasakymų, kas jam nutiko. Nors jie puikiai žinojo, kad jis buvo nušautas. Tau nereikia kažkokios tyrimo, daugiau kažkokio papildomai, nes tu žinai, kad jis buvo nušautas ir dėl to mirė. Bet jie tiesiog melavo jam ir teigė, kad jinai nežino. Ir tuomet vėl juos ignoravo iš vien. Kai jinai net nesugebėjo jam paskambinti ir pasakyti tiesiog, kad jūsų tėtis mirė, nežinau, jinai galėjo tiesiai šviesiai pasakyti, kad jūsų tėtis, nežinau, įsivėlė į tą ginčą ir galiausiai jis buvo nušautas kaip savigynos metu, bet ne, jinai tiesiog nusprendė meluoti ir visiškai ignoruoti tuos sūnus. Tuomet trečia versija, kurią jinai pasakė JJ mokykloje, ji teigė, kad šiuo metu jūs jau nepamatysit Čarlzo, jis niekada nepasims JJ, nes iš tikrųjų jis šiandien nusižudė. Jo. Nežinau, kodėl jinai iš visų šią teoriją atėjo, bet galiausiai jinai pasakė 3 skirtingus variantus, kas nutiko Čarlzui ir ne vienas iš jų nebuvo teisus. Ir nežinau, ar jinai tikėjusi, kad nieks nesužinos, kas jam nutiko, ar kas, net neįsivaizduoju, bet tiesiog. Ir šiuo laikotarpiu, žinoma, tiesa išaiškėjo, nes galbūt Aleksas kažkam pasakė, o galbūt tiesiog kažkur buvo reportinta, ar kažkas galbūt paskaitė naujienas ir panašiai, kad galiausiai ši informacija priėjo prie Lori pusseserės ir jų šeimos, ir kai jie tą sužinojo, jie iš karto tą pusseserį, kur aš minėjau jums praeitoj daly, Megan Aiden, ji netgi tą pačią dieną paskambino apsaugos tarnybai, įsidėjo visur kameras, paskambino savo dukrai, kuri tuo metu irgi gyveno visai šalia Lori, pasakė, kad tu daugiau su ja nebendrauk, tiesiog net nekalbėk, jeigu jinai ateis pas tave, užsirakink duris, viską, nes irgi žinojo šiuo metu, kad su Lori kažkas yra blogai ir kad jie nuolatos sakė, kad jos vyras yra tamsi dvasia ir dabar jis buvo nušautas, kad jie net patys pradėjo gyventi bijo dėl savo gyvybių. Bet policijai tai kaip ir nelabai rūpėjo ir Lori vis tiek buvo kaip ir laisvėje. Tuomet Liepos 22 dieną tais pačiais metais JJ šuo buvo sugrąžintas į tą įmonę, iš kurios buvo pasiimtas, nes kaip jau minėjau, JJ, jam tuo metu buvo 7 metukai ir jis turėjo autizmą ir ta šuo buvo jam kaip ir priskirtas, nes šuo buvo nepaprastas šuo, jis buvo išmokintas elgtis su vaikais autistais ir iš tikrųjų, kai ta šuo buvo šalia JJ, jis kaip ir turėjo daug mažesnius tuos simptomus, būtent autizmų ir kad šuo tiesiog jam padėdavo visur, visose sferose gyvenimo. Ir kodėl tu sugrąžintum šunį, nieks nežino ir ta įmonė irgi kreipėsi į Lori ir teigė, kad tai bus labai blogai, kad JJ sveikata pablogės, kad jis įprato prie šio šunio, jog šuo jam labai stipriai padeda, kad mes nerekomenduojam grąžinti šio šuns. Iš tikrųjų, jinai norėjo jį parduoti iš pradžių, bet kai jie teigia, kad tu negali parduoti, jis yra specialiai išmokintas, tada jinai teigia, kad gerai, aš jį grąžinsiu. Ir kiek vėliau jinai sugalvojo tokią istoriją, kad mes kraustysimės iš pačios Arizonos, dėl to mes grąžinam šunį, nes mes negalim šunio pasimti kažkur kitur. Ir jinai teigia, kad galbūt aš surasiu kitą šunį ir kad tiesiog. Vienu žodžiu, tai buvo raudona vėliava numeris 1 ir iš tikrųjų jie ir persikėlė, tai yra JJ, Tylee, Lori. Iš Arizonos jie persikėlė į Rexburgą. O kodėl būtent Rexburgą? Nes ten ir gyveno Chadas Deibelis su savo šeima. Ir tikriausiai, kad Lori būtų arčiau savo to meilužio Chado, dėl to jie ten ir persikėlė. Ir iš paskos persikėlė ir jos brolis Aleksas, ir Melanie, ta dukterėčia. Tuomet rugsėjo 5 dieną JJ mokykla gauna kaip ir laišką, kad JJ daugiau niekada nebeteis į mokyklą, nes šiuo metu Lori jį jau mokins namuose. Tai buvo raudona vėliava numeris 2, nes
daugybė mano bylų, kai kažkas tiesiog iš oro parašo tokius raštelius, kad vaikas nustos eiti į mokyklą, aš jį mokinsiu pati namuose, kad kažkas tikrai yra negerai. O kai tu prieš tai dar žinai, kad tas ir šuo buvo atiduotas, kad tikrai kažkas negerai. Tuomet atėjo rugsėjo 8 diena tais pačiais metais ir Tylee Ryan buvo matyta paskutinį kartą gyva, nuotraukose užfiksuota ir kai kiti asmenys ją taip pat matė gyvą. Tai Tylee Ryan yra Lori Vallow dukra ir tuo metu jai buvo 16 metų. Tai teigiama, kad tą vakarą, tą rugsėjo 8 dieną, iš tikrųjų visa šeima buvo nuvykus į Yellowstone nacionalinį parką ir ten yra darytos tos paskutinis nuotraukos, kurias jums uždėsiu irgi ant ekrano, kur yra Lori, abudu vaikai ir taip pat jos brolis Alexas, nes kaip jau minėjau, Alexas ir Lori buvo tiesiog neįskiriami ir Alexas buvo toks kaip asmens kažkoks sargybinis, kaip pasiuntinys, kaip tiesiog jis buvo tas asmuo, kuris vykdė visus Lori įrodymus, užsakymus, jeigu Lori nuspręsdavo kažko atsikratyti, Alexas bus tas asmuo, kuris įvykdys tuos visus dalykus, nes Lori tiesiogiai niekada nesiteps krauju rankų, o visą laiką už ją krauju tepsis pats Alexas arba kiti kulto nariai. Tai ką Lori teigia savo draugam, tiem kulto nariams, su kuriais jie nuolatos yra, nežinoma, tie kulto nariai, jie kaip ir nežinojo visos pilnos istorijos, jie tiesiog žinojo tai, kad dabar ta dukra, Tylee, kodėl jos nėra namuose, jie išvažiavo tiesiog mokintis į universitetą ir karts nuo karto sugrįž, bet kad dabar jie tiesiog nebus nuolatos namuose ir kad kulto nariai nepergyventų, dėl to Lori sugalvojo tokią keistą kažkokią istoriją. O kai Colby, jo sūnus vyriausias, pradėjo rašyti savo mamai ir teikti, kodėl mano sesė neatrašo, kas yra, kad aš noriu su ją pasikalbėti, aš jį skambinu, jinai nekelia ragelio, kad aš jai bandau rašyti, bet jinai atrašo kažkokias keistas žinutės ir aš žinau, kad tai ne ji rašo, kad kame esmė. Galiausiai Lori tiesiog nustojo atrašyti savo sūnui Colby vyriausiam, išjungė Tylee telefoną ir daugiau nieks negali su Tylee susisiekti, nei jos pačios geriausios draugės, nei apskritai niekas. Bet tuo laikotarpiu tą rugsėjo mėnesį niekas kaip ir dar nesukėlė jokių instancijų, nes tiesiog galvoju, kad galbūt kai visa šeima persikraustė, galbūt jie labai užsiėmė ir panašiai, ir kad galbūt visa šeima susisieks su savo kitais šeimos nariais, kurie liko Arizonoje ar kitose valstijose, kiek vėliau, bet jie tai niekada neįvyko. Tuomet tų pačių metų rugsėjo gale, tiksliai mes net nežinom dienos, bet galbūt 23-24 diena kažkas tokio, kad gale rugsėjo pradingsta JJ. Ir iš tikrųjų jis paskutinį kartą matytas Melanie Gibb namuose ir jie teigė prieš vaiko dingimą, jog šis vaikas irgi patapo zombis, kad jis visiškai neklauso, jog jo kabutėse siela kažkas irgi apsėdo, kažkoks zombis, ir irgi buvo sugalvojus vardą jam ir kad jis tiesiog bus atiduotas kitiems šeimos nariam, jį teigė, kad jis vyks pas savo močiutę ir kad daugiau jūs JJ irgi nepamatysit. Ir tuo laikotarpiu Melanie galvoju, kad iš tikrųjų tikriausiai vaikas vyksta pas savo močiutę ir viskas, nors iš tikrųjų realybė buvo daug tamsesnė ir galiausiai JJ irgi niekas nematė. David Warwick, he and his wife Melanie Gibb, also a key witness who testified last week, were two of the last people to see Lori's 7-year-old son, JJ, alive. It was the night of September 22nd, 2019, during a visit to Lori's Rexburg apartment as they stayed over to record a podcast. Warwick says Lori did not want to be interrupted at the time, and Alex Cox was watching JJ. About 10:30, I believe it was 10:30 at night, I heard the front door open, which was to my back. I turned around and I saw Alex carrying JJ, and JJ was asleep and his head was on his shoulder. Tuomet atėjo spalio 1 diena ir šis įrašas irgi yra įrašytas kamerose, kai Lori išsinuomoja tą garažą visą, kuriam jinai tiesiog sudeda savo daiktus ir kartais jinai yra matoma su savo broliu Aleksu, kartais jinai yra matoma su Chadu Daybeliu. Ir tenai jinai tiesiog deda visus vaikų daiktus, tiesiog visus jų rūbus, visus žaislus, tiesiog viską. Ir taip pat savo asmeninius kai kuriuos daiktus, kad tiesiog jinai atrodo, lyg kažkur jinai tuo įsikraustys vėl ir kad jai reikia, kad šitie daiktai būtų išsaugoti ir viskas. Tiesiog visi daiktai yra paliekami tenais, tuomet spalio 2 dieną kažkas bando nužudyti Brando
Brandon Budraugs. Ir jau kaip minėjau, Brandonas yra Melanie kaip ir vyras ir jie šiuo laikotarpiu jau kaip ėjo ties skyrybom, jie bylinėjosi, nes, again, Brandonas galvojo, kad Melanie kažkas su galva negerai, kad kodėl jinai seka tą kultą ir dėl to jis norėjo atimti šios vaikus tos 3 ir tiesiog irgi bijojo dėl jų gyvybės. Tai kažkas bandė jį nušauti, nes Brandonas buvo šalia automobilio ir tiesiog kitas automobilis pravažiuodamas paleido jį šūvius. Ir šis vyras įsidėmėjo tuos numerius ir kiek vėliau buvo išsiaiškinta, kad tai iš tikrųjų buvo Alexas Cox, Lori brolis, kuris bandė nužudyti jį. O kodėl jis turėjo mirti, nes irgi jis buvo tamsiam sąraše, buvo kabutėse zombis. Ir kitas dalykas, jog Melanie būtų paveldėjusi iš jo lygtais 200 000, nes jis irgi turėjo tą gyvybės draudimą. Nežinau, visi šitie asmenys turi kažkokius milžiniškus gyvybės draudimus, nežinau kodėl, bet Melanie būtų turtinga, o kadangi Melanie būtų atitekę tie 200 000, tai reiškia, kad ir Lori kažkuria dalį irgi turėtų. Ir manoma, kad Brandoną dėl to ir buvo norima nužudyti. Jis, žinoma, kreipėsi į policiją, bet čia tyrimas irgi nežinau. Viso iš to istorijų policija kažkokia antiek lėta, antiek, nežinau, nekompetentinga, ar kas su jais negerai. Juk jis net numerius gavo. Jis žino, kieno tas automobilis, jis pats įsiaiškino, kieno tas automobilis, net ne policija, jis pats įsiaiškino, kad tai Aleksas vairavo tą automobilį. Jis papasakojo policijai apie tuos kultus, visas tas istorijas ir jie vis tiek Alekso nesuėmė. Nes jie teigia, mes turim įsitikinti, ar tai tas automobilis, ar tu mums nemeluoji, nes dabar tos skyrybos vyksta, bla bla bla. Ir galiausiai Aleksas irgi nebuvo suimtas, nes tas tyrimas tiesiog vyko per ilgai, tiesiog. Ir dėl to Brandonas, žinoma, jis pradėjo kaip ir slėptis ir saugoti savo gyvybę, nes šiuo metu jis tikrai bijojo, kad galiausiai Melanie jį nužudys, arba galbūt, jeigu ne Aleksas bandys jį nužudyti, galbūt kažkas kitas. Nes šiuo metu Melanie ji jau buvo susiradus kitą vyrą, kuris irgi priklausė tam kultui, ir po 2 savaičių, kai Melanie įsiskyrė su savo vyru, praėjo 2 savaitės jis susituokė su tuo naujo kulto nariu. Tiesiog, jai buvo labai stipriai irgi išplautos smegenys dėl Lori. Tuomet spalio 9 diena pasikėsinimas nužudyti Tammy Daybell. Tai Tammy dar kartelį yra Chado Daybellio žmona. Ir jie kartu turėjo 5 vaikus. Tai iš tikrųjų jie yra savo kieme, šalia savo namų. Automobilis irgi pravažiuoja, paleidžia kelis šūvius į Tammy, bet nepataiko. Ir šiuo metu Tammy, ji visiškai net neįsigando kažkodėl. Ji apskritai pradėjo eiti į tą automobilį ir pradėjo šauti, ką tu čia šaudai, ką tu čia darai. Ji netgi po to parašė Facebook'o grupį ir tas įrašas irgi yra dabar viešas. Jog kažkas ką tik bandė kaip ir pataikyti į mane, bet jie galvojo, kad tai buvo tas netikras ginklas, tas šratinis ginklas, ir jie tenais irgi rašo, kad tiesiog kaimynai, būkit saugus, jau kažkas tiesiog bandė šaudyti į mane, kad tiesiog būkit saugus galų galiausiai. Bet jie nelabai to sureikšmino, kad tai buvo tikras ginklas ir kad kažkas tave tikrai bandė nužudyti. Jie tiesiog galvojo, kad tai yra kažkoks prankas ir jie tiesiog pamiršo tą ir gyveno savo toliau. Ir tai bus labai didelė klaida, nes tą ateinantį savaitgalį Chadas įtikino ją, kad tau reikia nuvykti susitikti su savo šeima, pabūti su jais ir panašiai. Ir tai buvo toks kaip ir Tammy ir jo šeimos kaip ir atsisveikinimas, nors Tammy to net nežinojo, kad jos jau greitai neliks šios žemėje. Ir tuo laikotarpiu Chadas, žinoma, praleido tą savaitgalį su Lori, jie 2 paukšteliai įsimylėliai, nežinau, ką jie veikė, bet visi jau galim tik tai įsivaizduoti. Ir kai Tammy grįžo atgal, buvo pradėtas tas visas planas, kaip iš tikrųjų Tammy galima atsikratyti, nes pirmas kartas nepavyko, dėl to reikia imtis kažkokio kito dalyko. Ir iš tikrųjų Jolie Rovey, kuri dirbo su Chadu, teigė, jog Chadas, likus 3 savaitėm iki Tammy mirties, išvien teigė, kad aš negaliu tęsti savo misijos vien dėl to štai, kad mano žmona yra gyva ir kad aš žinau, kad mano žmona jau greitų metų mirs ir tuomet aš misiją galėsiu tęsti tiesiog daug greičiau. Nes jie kaip ir painiojasi į mano tą misiją, surinktos 144 000 žmonių į tą pasaulio pabaigą ar dar kažką. Ir atėjus spalio 19 dienai, Tammy Daybell mirė. Ir kokia jos mirties priežastis buvo? Iš tikrųjų buvo sakoma, kad jinai mirė per miegus ir viskas, kad jie tiesiog sustojo širdis buvo teigiama. Ir jie nebuvo daroma jokie daugesni tyrimai, nes Chadas, žinoma, nenorėjo, ir jis tiesiog norėjo, kad greičiau vyktų laidotuvės ir viskas.
Nors jai tuo laikotarpiu buvo tik tai 49 metai, ji miršta iš niekur nieko per savo miegus ir niekas nenori daryti jokių tyrimų. Ir galiausiai vyko laidotuvės, Čadas žinoma buvo žiauriai laimingas, kad jo žmona pagaliau mirė ir iš tikrųjų Čadui atiteko 430 000 po jo žmonos mirties, nes Tammy irgi turėjo tą draudimą ant savęs ir visi pinigai buvo užrašyti ant jos vyro. Kas tikriausiai ir buvo pagrindinis motyvas, kodėl apskritai Tammy turėjo mirti, nes kai Charlesas Vallow mirė, Lori negavo pinigų, kai buvo pasikesinta į Melanie vyrą, jie irgi negavo pinigų, nes jis liko gyvas tų 200 000 ir galiausiai dabar jau šita trečia auka, Tammy Daybell, galiausiai atiteko pinigai vis dėlto. Tiesiog kažkas čia keisto vyksta, bet šiuo laikotarpiu policija net neįtarė. Ir praėjus vos keliom savaitėm, Lori susituokė su Chadu Daybellu. Jo. Chado Daybello žmona mirė vos prieš 2 savaitės, Lori Vallow vyras mirė vasarą, tai čia praėjo tik tai keli mėnesiai, o jie jau šoka paplūdimy su savo nauju vyru. Jo, tai buvo lapkričio 5 diena, tai, kaip jau minėjau, 2 savaitės po Tammy mirties, jie jau šoka paplūdimy, labai laimingi, iš šias vestuvės nebuvo pakviesti visiškai niekas, Lori šeima net nežinojo, kad ji tuokėsi, Chado šeima net nežinojo, kad jis tuokėsi, jie tiesiog paslapčiai užsisakė fotografą, padarė virš 600 nuotraukų ir tiesiog tas nuotraukos irgi įkelsi, atrodo labai laimingi, jie yra Havajuose, ten pat, kur Lori teigia, kad ten yra jos šventa vieta, kur jie praleido su Charlesu ilgai laiko. Ir galiausiai tenai šauka tiesiog paplūdimy ir atrodo labai laiminga. Ir įsižiūrėkite į šias nuotraukas. Lori jau nėra su savo vaikais kelis mėnesius, bet jie atrodo labai laiminga. Ar jinai atrodo jums šių nuotraukų, kad jinai nors kažkiek liūdėtų? Man tai tikrai netrodo, kaip jinai vėliau teiks. Šiuo metu, lapkritį, JJ seneliai, jie išvis žiauriai sunerimę, jie Loriai skambina tiesiog 100 kartų, jos sūnus Colby vyriausias irgi skambina išvien, rašo, net bando per Gmailą susisiekti, tiesiog kiti šeimos nariai, šiuo metu Lori mama irgi rašo daug žinučių jai, nes visi pradėjo pasigesti vaikų, jie nori pakalbėti su vaikais, bet tiesiog visa komunikacija yra nutrūkus, jie negali surasti Lori, jie apskritai nežino, kad Lori šiuo metu jau Havajuose yra išvažiavus. Tiesiog visi šeimos nariai ieško vaikų, bet atrodo, kad Lori visiškai nerūpi, jinai visus ignoruoja, karts nuo karto atrašo žinutį į Gmailus, kad vaikam viskas gerai, mes esam laimingi, mes tiesiog ilsimės, bla bla bla, kad viskas gerai, neieškokit vaikų ir taip toliau. Ir tuomet šeimos nariai pradeda rašyti, kad aš noriu pasikalbėti su JJ, kad pajung man jį vaizdo skambučiu, aš noriu pasikalbėti su Tylee, jie tiesiog to nepadaro, tiesiog vėl išjungia savo telefoną ir komunikacija čia ir nustoja būt. Tuomet galiausiai neįsikentę seneliai JJ paskambino policijai, tai buvo lapkričio 26 diena ir jie pasako visus šios dalykus, kad jie jau keli mėnesiai negali susisiekti su savo anūku ir jie labai nerimauja, kad Lori tiesiog visais būdais kaip ir atmazina, neleidžia kalbėti su anūku ir kad tiesiog mes manom, kad kažkas yra negerai, o jie dar plus prideda tuos visus religinius dalykus, kurio prieš tai jums kalbėjau ir tiesiog galiausiai pranešama policijai, kad tie vaikai yra dingę. Ir policijos yra pagrindinis darbas nuvykti jų namus ir patikrinti, ar vaikai vis dėlto yra saugus. Ir tai iš tikrųjų ir buvo daroma. Teigiama, kad policija nuvyksta į Rexburgą, Arizoną, nes šiuo metu seneliai iš tikrųjų jiem pavyko įsiaiškinti, kur jinai gyvena, nes jinai prieš išvykdama net nepasakė, kur jinai kraustosi, kai jinai persikrausti iš Arizonos. O kaip jiem pavyko tai įsiaiškinti, nes iš tikrųjų Lori nupirko savo vestuvinį žiedą per Amazon ir jie naudojusi būtent savo mirusio vyro Charles Vallow paskyra ir buvo tenais parašyta adresas, kur siunčiama tas žiedas, dėl to seneliai tokiu būdu ir įsiaiškino, kad jinai yra dabar Rexburge, koks jos yra netgi namo numeris ir panašiai, ir dėl to policija būtent ir buvo nusiusta tenais. Ta 26 dieną iš tikrųjų policija pirmiausia kažkaip, nežinau, ar jie sumaišo namus ar ką, kad jie nuvyksta į Alekso rezidenciją, nes jie irgi gyvena šalia vienas kito vėl visas tas kultas. Ir teigiama, jog Aleksas atidaro duris, jis teigia, kad jis dabar nežino, kur Lori yra, kad Lori nėra šituose namuose, tuomet Čadas irgi Daybellis kalbasi ir galiausiai vienu žodžiu policija kalba su jais ir galiausiai jiems pavyksta gauti Lori numerį,
Tuomet jie susisiekė su Lori, jie nuvyksta jau Lori rezidenciją ir pradeda su ja kalbėti, kur yra vaikai, mums reikia juos pamatyti, seneliai labai stipriai nerimauja ir Lori, žinoma, pradeda kurti tą visą pasaką, jog dukra vyriausia, jinai yra universitete, o vaikas JJ yra dabar su jos drauge Melanie ir kad jiem viskas yra gerai ir tuo laikotarpiu, kol jie kalbėjo su policija, Aleksas paskambino Melanie ir teigė, jog dabar tau policija skambins, neatsiliepk. Ir žinoma, kai policija paprašo, kad paskambink Melanie, mums reikia įsitikinti, ar su ja yra vaikai, ji nekelia ragelio. Ir tuomet policija teigia, kad gerai, mes sugrįšim rytoj, bet tu privalai mums kaip ir įrodyti, kad vaikams yra viskas gerai, nes jeigu ne, mes turėsim kažkokių pasiekmių su tavim. Ir Lori patikina viskas gerai, aš parodysiu jums, kad vaikams yra viskas gerai. Ir iš tikrųjų ant kitos dienos, lapkričio 27 dieną, policija atvyksta jau su kratos orderiu. Ir žinot ką? Nieko nėra namuose. Nei Lori, nei Alekso, nei Čado, tiesiog visi yra pradengę. Namai yra tušti, viskas iškraustyta, akivaizdžiai matoma, kad kažkur Lori tiesiog pabėgo, nieks nežino kur ir viskas. Tuo istorija ir prasideda, kad kratos orderis net nieko nepadėjo, nes tiesiog namai buvo kaip jau ir ištuštinti. Ir nei vaikų, nei Lori, ir tiesiog niekur. Nes šiuo laikotarpiu Lori sugrįžo į savo Havajus, į Kauai, ir ten persikėlė su Čadu ir tiesiog pradėjo ten savo gyvenimą, kol policija bandė išsiaiškinti, kur jinai vis dėlto pabėgo su vaikais. Nes tuo laikotarpiu buvo manoma, kad tikriausiai Lori yra kartu su vaikais, nors dėja tai nebuvo teisybė. Tuomet tais pačiais metais už kelių dienų lapkričio 29 dieną įvyksta Alekso Cox ir Zulemos Pastemos vestuvės. Jie abudu, ne jie buvo pora, ne jie nieko, tiesiog Lori pasakė, kad tau reikia susituokti su kažkuo, ji bus puikia narė tavo, kaip ir žmona, ir tau reikia su juo susituokti, Aleksas sutiko ir tiesiog taip vestuvės ir vyko. Irgi jos nebuvo kažkokius nei prašmatnius nieko, kad tik buvo liudininkai ir Aleksas su savo tuometinė žmona ir viskas. Nes ta Zulema irgi priklausė tam kultui, iš tikrųjų net nežinau, kodėl Lori teigia, kad jūs turit susituokti. Net nežinau, galbūt jie turėjo savų kažkokių priežasčių, bet žinoma, Aleksas vykdė visus nurodymus, o tuo pačiu ir pati Zulema. Ir šią dieną Zulema teigia, Aleksas man tiesiog pasiūlė masažą mūsų vestuvių progą, bet jis teigia, kad pirmiausia nuvažiuokim į parduotuvę, aš noriu nusipirkti su plastiko didelį tokį gabalą, kad aš galėčiau patiesti ant lovos ir tada tau atlikčiau masažą. Kas yra tiesiog taip keista, bet Zulema tuo laikotarpiu galvoju, kad tai yra viskas normalu. Jie nusipirko tą didelį plastiko gabalą, kuris yra tiesiamas, tarkim, jeigu tu dažai sienas ir nori, kad tau grindys neįsipurintų, tai tu jį patiesi, tai tokį didelį nusipirko. Teigiama, kad Aleksas patiesė tą gabalą plastiko ant lovos ir iš tikrųjų paguldė ją, prieš tai Zulema atsigėrė jau pagamintą kažkokį kokteilį ir teigiama, kai tik Zulema atsigulė ant to plastiko, jie kaip ir atsijungė, jie nelabai net jautė, ar jis daro kažkokį masažą ar ne, kad jie tiesiog net negalėjo pajudėti ir iš vien galvoju, kodėl aš negaliu pajudėti, kodėl aš neturiu tiek daug energijos ir manoma, kad tikriausiai Aleksas ją apsvaigino kažkuo, dėl to jie tiesiog atsijungė ir negalėjo visiškai pajudėti. Jie galėjo kaip tik girdėti šiokius tokius dalykus ir teigiama, čia Zulema būtent sakė teisme šiuos dalykus, jog Aleksas kalbėjo su savo sese Lori, jog dėl kažko išvien ginčinosi ir galiausiai, kai aš jau atgavau tą visą sąmonę, jau galėjau pradėti judėti, aš pradėjau Alekso klausti, kas tai buvo, ką kalbėjau su savo sese, kodėl aš negalėjau pajudėti. Aleksas tiesiog sakė, kad nieko tokio, mes tiesiog taip pakalbėjom su savo sese ir kad galiausiai pamiršk. Ir manoma, čia žinoma nėra įrodyta, tik tai manoma, kad galbūt tą naktį buvo norima nužudyti Zulemą dėl kažkokių priežasčių. Bet Lori paskutinę minutę kaip ir persigalvojo ir paskambino Aleksui ir pasakė, kad vis dėlto tu to nedaryk. Dėl to ir buvo patiestas tas patieslas, nes vis dėlto tai buvo viešbutis ir kad tiesiog būtų nepalikta kraujo pėdsakų tikriausiai ar kažkokių kitų DNR dalykų. Tai nežinau, tikrai nežinau ir Zulema šiuo metu irgi galvoja, kad tikriausiai tai ir buvo, kodėl jie nusipirko tą plastikinį patiesalą. Nors, nežinau, jau man ir tai yra kažkiek keista šita visa detalė, kad kam tau norint atlikti masažą dar reikia pasitiesti tą visą plastiką. Ok, jeigu tu ir naudosi, tarkim, aliejų,
Tai tu nenaudosite, nežinau, toną to aliejaus, kad impurvintum visą lovą ar kažką. Nežinau. Plius tai buvo viešbutis, jeigu tu impurvintum šiek tiek patalynę, tai nežinau, tiesiog kažkokie krypy čia visi asmenys. Tuo laikotarpiu Melanie, kaip jau sakiau, irgi už kelių dienų susituokė su tuo nauju vyru, su kuriuo buvo pažįstama vos 2 savaitės. Tuomet gruodžio 12 diena tų pačių metų 19 Aleksas Cox miršta. Jo, tas pats Aleksas, kuris atliko visus blogus nusikaltimus su pačia Lori. Jis tiesiog paslaptingai miršta savo namuose. Ir Zulema iš tikrųjų iškviečia policiją ir tas įrašas irgi yra paviešintas visas. Tiesiog. Ir galiausiai buvo nustatyta, kad Aleksas mirė nuo plaučių kraujo krešulio. Ir kad tai buvo tiesiog atsitiktinė auka, kad tai nebuvo nei nužudymas, nei niekas, jis mirė dėl šitų dalykų ir viskas. Nors tai yra žiauriai keista, nes viena diena prieš tai Aleksas kalbėjo su savo sesę ir Lori teigė, kad Tammy Daybell kūnas buvo iškastas, nes policijai pasidarė tiesiog per daug įtaru, kodėl jinai tiesiog paslaptingai mirė ir kad jai bus daroma tyrimai ir žinoma bus viskas įsiaiškinta, kad iš tikrųjų Tammy Daybell nemirė tiesiog atsitiktinai per savo miegus, o iš tikrųjų jinai buvo uždusinta. Ir Aleksas teigiama dėl to labai nerimavo, jis išvien teigė savo žmonai, kad Tammy bus iškasta, bet jis daugiau negalėjo pasakyti, kodėl jis taip jaudinasi ir ant kitos dienos jis buvo rastas negyvas. Tai nežinau, tikrai nežinau. Tai mano klausimas kyla tik tai vienintelis. Ar Aleksas tikrai mirė nuo plaučių kraujo to krešulio, ar įvyko kažkas daugiau? Ar gali būti taip, jog jis išgėrė kažko, kas būtent tai sukėlė? Nežinau. Nes tiesiog tai per daug įtartina, kad Tammy Daybell iškasama, ant kitos dienos jis miršta. Kažkaip paslaptingai. Tiesiog neįsivaizduoju. Ir tai praėjo vos 2 savaitės po jo vestuvių su Zulema. Iš pradžių galvojau, kad galbūt Aleksas irgi turi tą mirties draudimą didelį, bet kiek po to ieškojau informacijos, kad lyg jis jo neturėjo, tai net nežinau. Ar tai iš tikrųjų buvo, nežinau, nuo streso ir labai atsitiktinė mirtis. Tiesiog, nežinau tikrai. Tuomet atėjo 2020 metai sausis, nes šiuo laikotarpiu žiniasklaida visur deda Tylee ir JJ nuotraukas. Seneliai iš tikrųjų sako, kad jie sumokės 20 000, kurie pasakys, kur šie vaikai yra. Lori ir Chado niekur nėra ras, nieks nežino, kur jie, policija visur jų ieško, kaip jau minėjau, jie yra Havajuose. Tuo tarpu Colby sūnus vyriausias Lori įdeda kelis video į YouTube ir jis tiesiog teigia, kadangi aš negaliu susisiekti su savo šeima tiesiog per telefoną, galbūt mano šeima išgirs šiuos mano pasakymus ir tiesiog susisieks su manim. Tai jis irgi ten kalba, kad prašo savo mamos, kad parodytų, kur vaikai, prašo sesės brolių, jeigu jie mato, kad jie patys susisiektų su juo, kad visi labai nerimauja. Colby šiuo laiku buvo tiesiog beviltiškų situacijų ir galvojo, kad galbūt YouTube video tiesiog padės kažkokiu būdu atrasti jo šeimą, bet žinoma, Lori su savo vyriausiu sūnum nesusisiekė ir nepasakė jam visiškai nieko. Tuomet sausio 25 dieną 20 metų pagaliau policija atranda, kur yra Lori ir Chadas. Ir jie išsiaiškina, kad jie visą tą laiką buvo Havajuose, Kavaje, aplinkiniai buvo apklausti ir teigė, kad jie tiesiog nerodė nei jokių emocijų, kad jie būtų liūdni, jie kaip tik linksminosi, valgė visokiuose restoranuose, pirko kažkokius prabangius daiktus, tikrai netrodė pasak juos, kad ateina pasaulio pabaiga, atrodė, kad jie linksminasi, leidžia pačios Tammy Daybell pinigus, kuriuos Chadas gavo po jos mirties ir tiesiog gyvena lyg nieko nebūtų nutikę, kad atrodo labai laimingi, nuolatos susikėbė už rankučių, bučiuojasi ir tiesiog netrodo, kad Lori labai pergyventų, kur vis dėlto yra jos tie 2 vaikai. Tai šią dieną Lori yra pateikiamas teismo įsakymas, kuriame reikalaujame, kad ji per 5 darbo dienas turi pristatyti abu vaikus policijai arba vaikų gerovės institucijoms Idaho valstijoje, arba kitaip jie tiesiog gaus kaltinimus ir kad bus pradėtas ikiteisminis tyrimas. Kodėl jie iškart nebuvo suimti, nežinau, galbūt dėl to, jog Lori išvien teigė, kad vaikams viskas yra gerai, kad jie yra saugio vietų, net nežinau, nors praėjo jau tiek daug laiko. Hi. How's it going? Are you Kevin, Lori? This is all you can serve. Do you have any questions regarding that?
it is 14:39 hours on January 25th. Any questions? You have any questions for that? No? Okay. All right, have a nice day. Have a nice day. Tai vasario 20 dieną Lori Vallow Daybell iš tikrųjų yra suimama, nes ji niekaip nepristatė savo vaikų ir nepasakė, kur vaikai iš tikrųjų yra. Šiuo laikotarpiu policija jau ir išsiaiškino, kad vaikai niekada net nebuvo su ta drauge, nes ta draugė, irgi jau galiausiai susisiekė su policija ir pasakė, kad vaikai tiesiog niekada nebuvo pas mane, aš nežinau kur jie, kad mes priklausom tai visai kaip ir organizacija. Jie pradėjo tiesiog viską sakyti, nes šiuo laikotarpiu tikriausiai kaip jau ir atsibudo. Ir pradėjau mąstyti galbūt šiek tiek protingiau, kad vis dėlto tai negali būti kažkoks keistas atsitiktinumas, kad kodėl jie sakytų, kad vaikai yra su manim, kai vaikai niekada nebuvo su manim, kad galbūt vaikam kažkas nutiko daug blogiau, negu Lori ir Chadas iš tikrųjų man sako. Ir jie kaip jau ir pradėjo labiau bendradarbiauti su policija. Čia aš turiu omeny tą Melanie Gibb. Tuomet praeina daugybė mėnesių, vaikai visur ieškomi, niekur jų tiesiog nėra randama. Tiesiog visur buvo daromos tiek kratos, buvo tikrinama visa elektronika Lori, buvo tikrinama elektronika Chado Daybello, šiek tiek kitų to kulto narių. Tiesiog visi buvo pervedimai tikrinama, tiesiog visi šitie dalykai buvo išsiaiškinta, jog Tammy Daybell iš tikrųjų, kaip jau minėjau, nemirė savo mirtim, bet iš tikrųjų buvo uždusinta, kad jie pradėjo tyrimą su tuo, kad kas ją uždusino, kai jie miegojo, tiesiog visus šios dalykus jie pradėjo dar kartelį tirti vėl, ar Alexas Cox tikrai mirė nuo to atsitiktinio dalyko, ar su juo irgi kažkas buvo padaryta. Policija pradėjo tirti Charles Vallow galiausiai bylą, kad kodėl jis buvo nušautas, ir tuo laikotarpiu irgi buvo aiškinta, kad iš tikrųjų tai nebuvo savigyna, o tai buvo specialiai nušautas asmuo. Visi šie dalykai ir galiausiai, kai buvo patikrintos žinutės tarp Lori ir Chado arba tarp Chado ir Tammy, savo žmonos tuometinės, buvo išsiaiškinta, kad iš tikrųjų Chadas siuntė kelias žinutės savo žmonai, kad jis rado, ir ta žinutės uždėsiu ant ekrano, jog jis rado kaip ir meškėną jų toj teritorijoje ir jis nušovė meškėną ir jį palaidojo savo tam kieme ir kad iš tikrųjų iš pradžių jis dar sudegino jį, kad tiesiog perspėjo savo žmoną, kad neklausinėtų klausimų. Ir iš tikrųjų 20 metais, birželio 9 dieną, vaikų kūnai buvo randami toj vietoj, kur Chadas teigė, kad jis kabutėse užkasė tą meškėną. Ir iš tikrųjų jis dar žinutėje parašė, kad nušoviau tą meškėną ir dar parašo linksmi laikai. Nežinau, kas jam linksmo žudyti meškėnus, bet okei. Ir kodėl jis apskritai meškėnų to nepaleistų, o nužudytų jį, nežinau, tiesiog kažkoks creepy jisai irgi buvo. Tai iš tikrųjų tą 9 dieną vaikų palaikai buvo randami, atsekė tiek Vallow, tiek Alexo, kuris buvo Chado Daybello nuosavybei Idaho mieste lokacijas, ir buvo suprantama, kad tam tikrais momentais Alexas buvo tiesiog ilgus laikotarpius Chado nuosavybei. Ir tos visos žinutės, kaip jau minėjau, ir galiausiai jie tiesiog pradėjo kasinėt ir atrado tuos kūnelius. Jie nebuvo kartu palaidoti, dėsiu nuotrauką, kuriuose vietose jie buvo, kad vienas buvo vienam gale, kitas buvo kitam gale. Ir galiausiai, kai jau atlikta buvo visa ekspertizė, tikrai patvirtinau, kad tai buvo JJ kūnelis, kuriam tuo metu buvo 7 metukai, ir Tylee kūnelis, kuriai tuo metu buvo 16 metų. Ir šiuo laikotarpiu, kai kūnai buvo atrasti, Chadas Daybellis, jis nebuvo suimtas, nes jam nebuvo pareikšti jokie kaltinimai. Jis paskambino savo žmonai Lori į kalėjimą ir pasakė, jog jie kasinėja. Jis tiesiog taip nutilęs toks sako, jie kasinėja. Kad jie kasa tiesiog mano nuosavybei. Ir jis nieko daugiau nekomentuoja, ir Lori irgi neklausia, kodėl jie kasinėtų tau nuosavybei, ko jie ten ieško ir panašiai, nes jie puikiai supranta, ko jie ieško, ir jie tiesiog pasako, kuo aš galiu tau padėti, ar aš galiu tau perskambinti kitą kartą ir panašiai. Ir šį įrašą irgi jums paleisiu. No. Are you okay?
They're searching the property. The house right now? Yeah. One of them is. So, Mark means we'll be talking to you. Okay. What, are they in the house? No, they're out in the property. Are they seizing stuff? Again? They're searching. There's a search warrant, and so one of them is James. I tried to set up a call, logic call. So we'll see what transpires. What? Yeah, pray. Pray. I'm doing pretty calm. I would call Mark, though, maybe. Just talk with him. Have you talked to him already? I did call him, yes. So he knows what they're doing? Yeah. It's like a call from somebody else I need to talk to. I love you so much. Should I try to call you later? I don't know. I don't know. We can try, yeah. I'll answer if I can. Okay. I love you, and we'll talk soon. Okay. Love you. Bye. Ir iš tikrųjų Čadas Deibelas, kai suprato, kad jau jie arti yra prie tos vietos, kur vaikai yra palaidoti, jis įsėdo į savo automobilį ir tiesiog pradėjo važiuoti ir tikriausiai bandė pabėgti, bet buvo sustabdytas ir kai vaikai buvo atrasti, jam irgi buvo pareikšti kaltinimai. Ir taip pat jums paleisiu įrašas, kai šeimos nariai sužinojo, kad vaikai yra negyvi, žino, visi buvo tiesiog sužlugdyti. Aš turiu omeny Colby, Lori sūnų, jis tiesiog buvo, kaip jis teigia, jam širdis sudužo, nes jis dar vis tikėjusi, kad jo mama tiesiog laiko tuos vaikus kažkur uždarytus, nes jis teigia, kad pasaulio pabaiga ir galbūt jis nori taip juos apsaugoti, kad jis vis dar tikėjusi, kad jie yra gyvi, bet iš tikrųjų jie buvo nužudyti ir užkasti. Ir jie jau buvo nužudyti nuo rugsėjo mėnesio praeitų metų. Ir kad tiesiog jis nieko apie tai nežinau. Ir paleisiu jums jo skambutį. You think you can hide from me? I'm hiding. You just quit talking to me? Probably because you murdered my siblings. That's probably why you're hugging me. Maybe you should understand. I didn't. I'm sorry that you feel that way. You didn't do anything, right? Mom, I've prayed for you in my worst moments. I prayed for my siblings who swore to me were okay. I thought I could trust you. I thought that you were a completely different person. I don't know a murderous mother. You can make judgments when you weren't there and you don't know what happened. What happened? Everyone's making their own judgments. Mom, you've been shoving BS on my throat for a very long time.
I'm going to talk to you in a sweet, hey, listen to me. I'm not mad. Listen to me. Fine, listen to me. I sat there and prayed to know that they're gone and you knew. And my phone's being texted by my little sister who's not even alive. My little brother who's the sweetest little kid ever. For what purpose? Can you tell me if this is God's will for my whole family, including my stepfather, to be dead? I wasn't there. I was kept in the lap. And one day, two kids you will know. Murder. One day, Murder. you will know what actually happened. This is funny? This is funny? This is funny. You're laughing. Like, this is funny. How come your camera's on, Mom? You don't want to look at me in the eye? Why can't you look at me? It's just you and me. I'm in my house alone. I love you. I always will. One day you will see and one day you will understand. Go ahead and hang I do up. love See you. how that works for you. Ir taip pat paleisiu jums įrašą iš sesės Summer Cox, kai ji paskambino Loriai. Ir šis skambutis irgi tiesiog sudaužė net ir man širdį, nes akivaizdžiai gali girdėti, kad Summer išvien verkia, išvien teigia, kad kodėl vaikai buvo nužudyti, kodėl tu mums nepasakei, kad sako, tu šokai su savo vyru paplūdimy, tu buvai tokia laiminga, kai tu žinojai, kad tavo vaikai yra po žeme, tu netrodė nei kiek nuliūdus, kad tu visą šitą laiką slėpei galų galiausiai nuo mūsų visus šitus dalykus. Taip pat jis sako, kad aš viešai ėjau į televiziją ir pasakiau, kad aš tikiu tavim, kad tu negalėtum nuskriausti vaikų, o dabar pasirodo, kad tu juos nuskriaudėjai, kad tu nužudėjai savo 2 vaikus ir tiesiog išvien verkia, po to pradeda šaukti ant savo sesės. Ir žinot, Lori kaip reaguoja? Šaltai kaip ledas. Ne jie verkia, ne jie, nežinau, parodo kažkokių emocijų. Vis dėlto tai yra jos pačios vaikai, nors atrodo, kad jai nerūpi. Ir netgi, kai Summer sako, kad tu šaukai su savo vyru paplūdimy, kai tavo vaikai buvo po žeme, kad sako, tu radai laiko vestuvėm, bet tu neradai laiko normaliam palaidojimui savo vaikų. Lori tiesiog teigia, kad tu nežinai, kas įvyko, tu nieko nežinai, viskas bus įsiaiškinta, aš nekalta, aš nieko jam nepadariau. Tiesiog ir viską neigia ir dar gaslightina visus tuos žmonės, tiek savo sūnų, tiek savo sesę, išvien teikdama, aš nieko prie to neprisidėjus, aš nieko nežinojau, nors... Tai jeigu tu ir nežinojai, kad tavo vaikai buvo nužudyti, tai tu jų nepasigėdai 1,5 metų, tu nežinojai, kur tavo vaikai, bet tu nepasigėdai, tu neskambinai policijai, tu jų neieškojai, tu kaip tik slapsteisi ir visiems tikinai, kad jie yra su tavo draugais, kai jie nebuvo su tavo draugais. Tiesiog, ji tokia šalta ir jūs net galėsit išgirsti iš jos pokalbių. Tai Summer įrašo irgi viso neleisiu, nes jis yra gal 11 minučių ar kažkiek, bet galėsit irgi išklausyti pilną versiją apačioj, kas norėsit. And you think I let that happen? Yes, I do. That's nice. Is there another explanation? I'm willing to hear it. I don't want to think it. Absolutely, but I can't talk about it. You went off to Hawaii and were dancing on the beach while your kids are in the ground? You had to have known when they were there. We would have taken them. We would have taken care of them. You could have gone off and done anything you wanted. That's what you think? I don't know what to think. None of us do. You haven't told us anything. We believed you. We stood up for you. I cannot. I would love to. You cut me and Mom off for 4 months and told everyone not to trust us because we'd tell Adam. And now we find this out and you expect me to just keep going on faith when there's been zero explanation and you expect me to just keep believing without ever having a question? I'm not saying that. That is what you're saying. Either explain it or don't expect me to not be upset and doubt you when the kids are on Chad's property. I'm okay. I love them with all my heart. I would have taken Tylee and JJ in a heartbeat. And everybody else would have too. You know that. If they were in any danger.
I'm in pain? No, I don't. I think you were dancing on the beach having a great time. Getting married. And you took pictures to prove your kids don't deserve a burial, but you need to get wedding pictures? Nobody knows what I've been through with my children that I love more than anything. Mine. You were dancing on a beach with a smile on your face, taking wedding photos. Yeah, months later. You don't trying to go on with life, trying to be happy, trying to find some kind of happiness. You think I want to be alone? Do you think that your mother and your sister and your son don't deserve to know that the children are gone? Galiausiai atėjo teismo dienos, tai teismas buvo iš tikrųjų šiais metais, balandžio 3 dieną. Ir Lori buvo kaltinama, jog ji nužudė JJ, Tylee ir taip pat Tammy Daybell, Chado žmona. Ir taip pat Arizonoje buvo dar atskiri kaltinimai, jog ji nužudė savo vyrą Charles Vallow. Žinoma, šie kaltinimai nebuvo tiesiogiai, kad ji nužudė, bet ji įsakė Alexui, kad jis nužudytų, tai reiškia, kad ji irgi prisidėjo prie visos žmogžudystės. Ir iš tikrųjų kaltinamoji advokatė Lindsay Blake, kai kalbėjo apie Tammy Daybell mirties priežastį, įtvirtino, kad Lori naudojasi pinigais, valdžia ir seksu arba pažadu dėl šių dalykų, kad gautų tai, ko ji norėjo. O Lori pašalins visas kliūtis, kad gautų tai, ko ji norėjo, o šiuo laikotarpiu ji norėjo Chado Daybellio, dėl to Tammy privalėjo tiesiog dingti. Ir manoma, jog Lori ir buvo tas asmuo, kuris sugalvojo, kad Tammy vis dėlto yra ta tamsioji dvasia ir kad Tammy privalo mirti, nes ji norėjo tiesiog susituokti su Chadu ir gyventi kažkokį naują pasakišką gyvenimą toliau. Teismo metu buvo atskleista pirmą kartą, kaip vaikai vis dėlto mirė ir kokia jų buvo mirties priežastis, tai čia perspėju iškart, informacija tikrai yra labai žiauri, nes tai yra tiesiog maži vaikai. Tai teigiama, jog Tylee mirties priežasties net nebuvo galima nustatyti, nes jos kūnas buvo išardytas. Tiesioginė to žodžio prasme, jos kūno dalys buvo degintos, jai buvo vos 16 metų ir jos DNR buvo rasta ant kastavo ir kirtiklio Chado nuosavybei. Jo kūnas tiesiog buvo kaip ir suskaldytas ir tiesiog padalintas į daugybę dalių. O kaip aš jau minėjau prieš tai, kai aš jums skaičiau pačioj video pradžioj tuos dalykus, kad kai pasak jų tą kabutėse religiją, nors jinai jau buvo šiuo metu labai iškreipta, nes tai nėra mormonizmas, bet jie tiesiog jau susikūrė kažkokią dar kitą religiją, jog jeigu pasak juos vaiką apsėdo zombis ar suaugusi apsėdo zombis, kai miršta tas asmuo, jis per 2 minutės gali persikelti į kitą kūną, dėl to tą kūną reikia, kaip jau minėjau, suardyti, sudeginti ar kažkaip kitaip tiesiog išniekinti ir tuomet tas kabutėse demonas negali patekti pas kitus. Tai dėl to, manoma, Tylee ir su Tylee buvo pasielgta taip žiauriai. O tuomet mažytis vaikas JJ teigiama, kad jis buvo uždusintas su plastikiniu maišeliu ir lipnia juosta, nes jie ir buvo palikti vis dėlto ant šito vaiko galvytės ir teigiama, kad tuo metu, kaip jau sakiau, jam buvo 7 metukai ir ant maišelių buvo rasta Alexo piršto antspaudai ir ant lipniaus juostos buvo rasta Lori plaukai. Tiksliau vienas plaukas. O tai rodo, jog Alexas irgi prisidėjo prie vaikų šitų mirimų. Tai tuomet teismo metu buvo paaiškinta, kaip buvo vaikai nužudyti ir kada vaikai buvo nužudyti pagal Alexo lokaciją telefono. Rugsėjo 8 dieną Alexo mobilusis telefonas yra Lori namuose, tai jau yra vakaras, 44 minutės po 10 ir jis taip pat būna iki 15 minučių po 11, nors jis gyvena vos 2 minutės pėsčiom nuo Lori namų. Tuomet teigiama, jis sugrįžta atgal į savo namus, tuomet vėl sugrįžta atgal į Lori namus, tai jau dabar buvo rugsėjo 9 diena naktis. Teigiama, jau 42 minutės po 2 iki 37 minutės po 3 jis yra Lori namuose ir kažką veikia tenais tiesiog vidury nakties. Ir teigiama, tai vienintelis kartas per visą mėnesį, kada Alexas yra taip vėlai Lori namuose, nes paprastai jis būna jau savo namuose, kad jis 57 minutės kažką veikė pas Lori namuose ir kai žinom, kad čia būtent dieną mirė mergaitė, tai tikriausiai visi sudedam 1+1, ką jis darė tuose namuose, kad tikriausiai, bandė atsikratyti kažkokių įkalčių. Tuomet teigiama, rugsėjo 9 dieną
nuo 37 minutės po 4, čia irgi naktis, iki 1 minutė iki 9, Aleksas buvo savo namuose, tuomet ryte nusprendė, kad jis vyks į Daybell nuosavybę, kur ir buvo rasti vaikų kūneliai. Tai buvo kažkur 21 minutė po 9 iki 39 minutės po 10, kad jis kažką ten veikia ir esmė tame, kad jo telefonas rodo ne tai, kad jis būtų Čado Daybelio namuose, o jis telefono lokacija rodo, jog jis yra kieme kažką veikia. O ten ir buvo rastas, kaip jau minėjau, Tylee kūnas. Dėl to manoma, jog Aleksas buvo tas asmuo, kuris nužudė Tylee ir kiek vėliau nuvyko į Čado nuosavybę ir užkasė mergaitę tenais. Ir Čadas 100% žinojo, nes, kaip jau minėjau, jis rašė savo žmonui tas žinutės apie tą meškėną ir jo nužudimą ir kad jis degins tenais kažką ir užkas galiausiai tą gyvūną, kad tiesiog jinai nesirūpintų. Tuomet rugsėjo 22 dieną teigiama, kad JJ neklauso Lori, todėl Lori paprašo Alekso atvažiuoti ir jo pasiimti. Pagal jau tą lokaciją gen mes žinom, kad jis buvo ir teigiama, kad tikriausiai tą 22 dieną berniukas 7 metukų mirė ir Čadas irgi visu 100% žinojo ir Lori taip pat. Aleksas Cox 4 kartus visą rugsėjo mėnesį buvo Čado Daybelio nuosavybėj, tai buvo rugsėjo 6 dieną 12 minučių, tuomet rugsėjo 9 dieną 2,5 valandos, tuomet rugsėjo 23 17 minučių, rugsėjo 25 17 minučių. Tai paaiškina tikrai labai daug dalykų ir visi šie aspektai buvo paaiškinti teisme, bet žinoma, šiuo metu Aleksas buvo jau negyvas, nes jis mirė gruodį, kaip jau minėjau, dėl to pats jis negalėjo duoti jokių parodymų, bet jau nereikėjo, nes vis tiek užteko papildomai įrodymų, kad Lori Vallow Daybell būtų nuteista. Ir iš tikrųjų, gegužės 12 dieną tų pačių metų Lori Vallow Daybell buvo pripažinta kalta dėl savo sūnaus Joshua arba kitaip JJ mirties, tuomet dukros Tylee Ryan mirties ir taip pat dėl sąmokslo nužudyti, kalta dėl sąmokslo nužudyti Tammy Daybell, tai yra Čado žmona, ir taip pat buvo pripažinta kalta dėl vagystės, dėl tų pinigų, kaip jau sakiau, kai mirdavo asmenys, juk jie pasisavindavo tuos pinigus. Ir tuomet gegužės 16 dieną Lori buvo apkaltinta kitų žmogžudystės sąmokslo, tai yra susijusi su Brandonu Braudex, kaip jau sakiau. Į jį buvo pasikėsinta nužudyti ir manoma, kad tai buvo Aleksas Cox, o kas davė pasiuntimą nužudyti jį? Nekas kitas kaip Lori ir jie irgi buvo pripažinta kalta dėl to. Taigi Aleksas Cox yra tiesiog viso šito nusikaltimų gija, kuris sujungia visus šios nusikaltimus, nes Aleksas Cox buvo tiesiog jos smurtinis pakalikas, kuris darydavo visus siaubingus dalykus, kuriuos Lori tiesiog paliepdavo. Teisme irgi taip pat kalbėjo kiti kulto nariai, tai pavyzdžiui yra Melanie Gibb, Annie Cushing ir jos irgi davė parodymus, jog Lori vis kalbėdavo apie tas tamsias dvasias ir juk visi šie asmenys, kurie mirė ir buvo įtraukti į tų tamsių sielų zombių sąrašą ir dėl to jie privalėjo mirti. Ir nežinau kaip dabar su tuo kultu, nes kadangi Lori Vallow yra kalėjime, Čadas yra kalėjime, ar tas kultas, ar jis jau iširo, kaip laikosi pati Melanie, kaip jos gyvenimas vyksta, tos dukteryčios, ar jinai suprato, kad vis dėlto Lori kaip ir plovė į smegenys ir kad tos pasaulio pabaigos net nebus ir panašiai. Nežinau, bet tikiuosi, kad to kulto jau neliko ir tikiuosi, kad visi tie kulto žmonės, kurie priklausė jam, tiesiog atsipeikėjo ir pradėjo matyti, kad jais tiesiog buvo stipriai manipuliuojama ir pagrindiniai dalykai, dėl ko buvo pinigai. O Čadas Daybelis, jis irgi yra suimtas, bet šiuo metu jis dar nėra pripažintas kaltu, nes jo teismas dar nevyko, jis bus tik kitais metais balandžio 1 dieną ir jis irgi yra kaltinamas lygiai tais pačiais dalykais, kaip ir pati Lori Vallow, išskyrus tai, jog jis nėra kaltinamas Charles Vallow nužudymu. Bet tikriausiai irgi bus pripažintas kaltu, nes tiesiog visi įrodymai rodo irgi į jį taip pat, jog jie buvo tiesiog komanda, jau net galima matyti iš visų jų susirašinėjimų žinučių, nors Čado Daybelio tie 5 vaikai teigia, kad jų tėtis yra nekaltas. Nors kaip tu gali būti nekaltas, visų pirma, jūsų mama buvo nužudyta, ji buvo uždusinta jos pačios lovoj. Ir mes nežinom tiksliai, ar Aleksas nužudė ją, ar pats Čadas nužudė ją ir uždusino, kad kažkuris iš šių dalykų tai tikrai.
Nes, žinoma, Aleksas, kaip jau minėjau, negyvas, Čadas teigia, kad jis nekaltas. Lori irgi iš tikrųjų teigia, kad jis nekalta. Ir vaikai vis tiek sako, kad jis nekaltas. Plus Čado nuosavybėje buvo atrasti 2 vaikų kūnai užkasti. Tai kaip tai rodysi, kad jūsų tėtis nekaltas? Nežinau net ką galvot, bet galbūt vaikai irgi ateis į protą ir susivoks, kad jų tėtis vis dėlto irgi yra kaltas ir kad irgi priklauso visai tai organizacijai ir tiesiog... Plus tos vestuvės, kai mirė ta Tammy Daybell, po 2 savaičių jų tėtis iškart susituokė su kita moterim ir buvo žiauriai laimingas. Ar tai netrodo įtartina vaikam? Nežinau. Ir plius šitie vaikai jau yra visi pilnamečiai, ne tai, kad jie būtų dar vaikai kažkokie. Yra suaugę pilnamečiai, kai kurie turi savo gyvenimo šeimas, tai nežinau. Tai klausimas tiesiog iškyla, kas buvo vis dėlto visos šitos organizacijos smegenys labiausiai. Ar tai buvo Lori? Ar tai buvo Čadas, kuris iš jų buvo labiau tiesiog demoniškesnis, labiau blogesnis ir kuris labiau įtakojo visus veiksmus, nes galbūt, kai bus Čado Daybellio teismas, galbūt sužinosime dar daugiau informacijos, galbūt Čadas pagaliau palūš ir pradės kalbėti ir kažką pasakys, o galbūt ir ne, net nežinau, bet bus įdomu sužinoti. Ir aš tikrai irgi stebėsiu tą teismą, kaip jis bus, bet kuris iš jų buvo daugiau blogesnis, nežinau. Dauguma žmonių teigia, kad tai buvo Lori, nes ji buvo labiau tas asmo, kuris manipuliuotų, ji labiau yra tas šaltas asmo, kuris nerodo visiškai emocijų. Čadas buvo tas, kuris labiau rodo emocijas, pergyvena dėl dalykų, jaudinasi labai stipriai, ypač kai juos pradėjo medžiot pačiuose Havajuose, kai buvo jiem pristatyti tie dokumentai, akivaizdžiai matyti, kad Čadas tiesiog kaip ir pergyvena iš dalies, rodo kažkokius jausmus, nors jis irgi buvo prie viso to prisidėjęs, o Lori tiesiog visiškai šalta kaip ledas, tai nežinau, kuris iš šių žmonių iš tikrųjų buvo tas iniciatorius. Ir apskritai, jeigu šie 2 žmonės nebūtų susitikę, ar vis tiek nusikaltimai būtų įvykę, mano klausimas. Nes Lori Vallow Daybell, kol dar nepažinojo Čado, ji nekalbėjo apie tamses tas dvasias kabutėse, aš vis sakau kabutėse, kai kurie jūsų tik klauso ir galbūt galvojat, kad ir aš taip galvoju, bet čia tiesiog kabutėse sakau. Ji nekalbėjo apie tas tamses dvasias, ji nesakė, kad jos vaikai yra tamsios dvasios, jis tiesiog buvo pasinėrus į tą religiją, į mormonų religizmą, bet ji tiesiog eidavo į tą jų šventyklą kiekvieną mielą dieną, skaitydavo tas knygas, tiesiog namai buvo jos daug susijęs su ta visa religija, visokios knygos, paveikslai, visi šie dalykai, bet ji kaip ir, nežinau, nors iš dalies jinai kalbėjo apie tą pasaulio pabaigą, ji teigė, kad jinai yra dievas, tai irgi parodo, kad su ja kažkas buvo negerai, bet ji bent jau nekalbėjo apie tamsiasis dvasias. Bet kai susitiko su Čado, ji pradėjo kalbėti apie tamsiasis dvasias, nes Čado pagrindinė mirtis ir buvo, kad jis yra kažkuo ypatingas ir gali matyti šitus visus dalykus, tai nežinau. Ar jie tiesiog buvo puikia kažkokia kombinacija, kai 2 žmonės susitinka blogi, jie tiesiog dar patampa blogesni ir kaip ir įkvėpia vienas kitą daryti siaubingus dalykus. Nežinau. Ir apskritai nežinau, ar Čadas tikėjo visais tais dalykais, kad jis yra kažko ypatingas ir mato tas visas vizijas ir panašiai. Ir ar Lori tikėjo tais dalykais, ką Čadas sakė, ir ar jinai tikėjo, kad jinai kabutėse mato visus tuos dalykus ir yra dievas. Ar tai buvo irgi tiesiog kaip ir bandymas pritraukti jų organizaciją kuo daugiau žmonių, kuo daugiau tikinčiųjų ir tokiu būdu išvilioti iš tų žmonių kuo daugiau pinigų. Ar tai buvo būtent pagrindinis jų tikslas? Net nežinau, nes esmė tame, Lori Vallow Daybell, kai jos vyras Charlesas IV, kai jisai iškvietė policiją, iš tikrųjų jai buvo priverstina perėti tuos visus psichinius patikrinimus, juos iš tikrųjų perėjo lengvai. Ir tie psichologai ar psichiatrai, nežinau pas ką jinai buvo, kai jie patikrino jos psichinę būklę, jie teigia, kad ji nieko neserga, jie viskas gerai, ji gali atskirti blogį nuo realybės, o tai rodo, kad jinai vis dėlto buvo sveiko proto. Tai nežinau. Ir beje, kai jinai teisme buvo, ir beje, kai jinai buvo sulaikyta, ji irgi kelis mėnesius buvo uždaryta kaip ir psichiatriniai ir buvo testuojama, ar jinai iš tikrųjų gali atskirti realybę nuo nerealybės. Ir buvo irgi paaiškinta taip, kad jinai viską puikiai gali atskirti ir kad jinai yra psichiškai stabili eiti į teismą. Tai nežinau, ar jinai apsimetė ar neapsimetė, bet galiausiai visos šitos istorijos gale mirė 5 žmonės, kurie neturėjo visiškai mirti ir kurie tiesiog turėjo būti gyvi. Na,
galbūt Alex Cox vis tiek būtų miręs, nežinau dėl jo. Bet Tammy Daybell, JJ, Ty Lee, Charles Vallow, jie tiesiog mirė. O jie būtų tikriausiai gyvi dar ir iki šių dienų ir gyvenę tikriausiai laimingi, jeigu ne Lori Vallow Daybell ir negu Chad Daybell. Tai šita istorija tokia labai crazy, kad jie buvo net labai sunku suvokti, kas čia, kur čia susipynė, nes žmonių tiek daug, aš jums net parodysiu. Aš iš pradžių, kai domėjausi visą istoriją, aš net negalėjau suprasti, apie kurį asmenį čia kas kalba, nes vardų labai yra daug. Tai aš net nusibraidžiau, čia jau matysis, visą Lori Vallow giminės medį ir aš parašiau ir kiek vyrų čia turėjo, ir kurie vaikai, kokie jos broliai būtent yra, kurie čia kiti asmenys, to Chado Daybello čia, nes tik tuo met, kai nusibrėžiau šią schemą, man padėjo kaip ir atskirtos visus asmenys, kaip jie iš vis susiję vienas su kitu ir panašiai tai. Ir taip pat, žinoma, kompiuterį aš turiu daug informacijos pasirašius, nes žinot, kultai yra ta dalis, kuri yra tiesiog labai paini ir dažniausiai būna tiesiog sunkiai supras, kaip čia kas su kuo susiję. Tai yra labai gera dokumentika sukurta, įdėsiu nuotraukytę čia, galite pasižiūrėti, ten yra 3 dalys. Ir labai viskas gerai yra paaiškinama, tiesiog vienas minusas yra galbūt tai, kad visa dokumentika buvo daroma prieš teismo dienas, dėl to ten daug dalykų nėra pasakoma, kad kaip teismas pasibaigė, apie vaikų mirties priežastis ir visus tuos teisinius dalykus, bet kas nori tiesiog susidaryti bendrą vaizdą, pamatyti tas visas žinutės, garsų įrašus, galite išklausyti tą dokumentiką. Ir taip pat, žinoma, yra daugybė knygų parašytų, tai jas irgi uždėsiu čia. Galėsit pasidomėti patys ir sužinau dar daugiau apie šią crazy bylą. Tai pagaliau, jeigu išklausėt šias abi dalis, parašykite komentaruose, ką jūs galvojate. Žinau, kad suprast buvo ją tikrai labai sunku, ypač po pirmos dalies, kai pasakojau, kai kurie iš jūsų teigia, kad tiesiog buvo labai sunku suprast, susigaudyti, kas čia kur dedasi, bet tikiuosi, kai pažiūrėjau šitą antrą dalį, jums pasidarė aiškesnis vaizdas. Tai parašykit viską pačioj, kokia jūsų yra nuomonė apie visus šitus kultus, parašykit, kaip jūs galvojat, ar Lori Vallow buvo tas asmo, kuris vadovavo viskam ir buvo tiesiog lyderių lyderis, ar vis dėlto tai buvo Chadas Daybellas ir tuomet tik tai Lori Vallow. Tai parašykit viską pačioj, visiems gražios dienos ir tuomet susitiksim mano kitam videoje.